Sveiki. Aš norėčiau šiandien pakalbėti apie tokį dalyką jūsų supergalę. Kur jūsų supergalė? Kaip jūs realizuojatės per savo supergalę? Supergalė tai nėra, kaip pasakyti, aiškiaregystė ar kažkoks aiškus žinojimas ar aiškus matymas. Tai ne tai. Jūsų supergalė yra, pavyzdžiui, jūs darot kažkokį projektą ir panaudoja savo supergalę, kažkokią emociją, kažkokį jausmą. Jums, pavyzdžiui, reikia suderinti kažką ir jūs turit su keliais žmonėmis kontaktuoti. Ir kai jūs esate supergalioj savo, jūs įsivaizduokit, jūs nueinat, net jums nereikia galvoti, kaip jūs prašysit, kaip jūs šnekėsit. Jūs įeisit į kabinetą, žmogus pakelia akis ir sako: o, atėjai, kaip gerai, va čia yra tavo projektui, tavo pinigai. Ir pasirašo kažkokius dokumentus. Tai va, kai jūs tokiam savo resurse, jūs taip einat, jūs taip veikiat, jūs optimaliausiai tada gaunat optimaliausią rezultatą. Tai yra labai svarbu dėl ko? Todėl, kad kai tu neresurse, tu gauniesi toksai pusinis kaip ir labai daug tada kliučių atsiranda tavo gyvenime. Nes resursas tai yra tavo šviesa, individuali šviesa ir įsivaizduokit, tamsiam kambarį, visatą imkim, ne Žemę, Lietuvą imkim, paprastai labai. Ir jūs, Lietuva yra kambarys ir ten išjungta šviesa. Ir tik tai, o tam kambarį yra visko. Restoranai, įsivaizduokit, maistas, mašinos, viskas, ko jums reikia gyvenimui, buitiniam gyvenimui paprastam, ten be jokių iliuzijų, be nieko. Ir jūs, kai esat resurse, jūs pilnam resurse, jūs šviečiate. Jūs atėjote tą kambarį, užsidegęs šviesi lempa ir visi atkreipia dėmesį. Ir tada žiūri, ką tas žmogus daro. Taip visatoj mes veikiam, bet taip mes matomės, mes taip, Dievas, kaip sako, mumis nuskanuoja, aha, šitą šviečia, šitam duodu. Tai dabartiniam laikotarpį yra labai svarbu suvokti, kur tavo supergalia ir ją įjungti kiekvienam momente, santykiuose, darbe, karjeroj, nežinau, tarp draugų, tarp vaikų, tarp tėvų ir visur, kur tik galima. Ir tada resursas, tiesiog jums net piršto nereikia pajudinti, pas jumis viskas atiteka. Sėkmė, pinigai, draugai ir viskas, kas geriausia. Tai ateikit į mano mokyklą, Dianos Petrauskienės kvantinės psichologijos mokykla. Pradėsim iš tikrųjų dirbti nuo rudens stipriai, vasarą mini kursus transliuosim. Nuotoliniu būdu, drąsiai visi galit prisijungti ir puikiai padirbėsime, kad būtume pasiruošę naujo pasaulio, užkariavimui, kad galėtume tam naujam pasauliu gyventi. Iš tikrųjų, nors gyventi, kad nors kažką turėtume. O jeigu gerai padirbėsime, tai labai daug turėsime. Tai visus kviečiu prisijungti prie mūsų bendruomenės ir būti kartu, veikti kartu. Ir turėti pačią geriausią versiją šito gyvenimo. Sėkmės laukiu visų.